Dėkoju, kas žiūrite. Kalbėsime apie bazinį Kantienikos metodo pratimą sėdinkaulių pulsavimą. Taigi, pirmą reiktų surasti sėdinkaulį, tai tokie kauliukai. Ir jeigu vertikalioje padėtyje atsisėdus ant kietos kėdės arba taburetės, pajausti tuos sėdinkaulių galiukus ir bandyti suvesti juos vienas prie kito. Sėdime ant kėdės krašto, ant sėdinkaulių, keliai virš kulnų, 90 laipsnių kampu ir su įkvėpimu išilginam visą stuburą, išilgėjam, iškvėpiam per karūnos tašką, per viršugalvį ir pastatom tiesiai į vieną ašį tarp sėdinkaulių. Ir dabar pasitikrinam, pavažiuojam sėdinkauliais į vieną pusę, į kitą ir įsitikiname, kad sėdime ant sėdinkaulių pačių smaigaliukų. Ir atlikime Kantienikos pulsavimą sėdinkauliais. Tai reiškia, kad suvedame sėdinkaulius ir raumenis per tarpvietę, per išangę traukiam link kryžkaulio ir atpalaiduojam. Patraukiam švelniai, atpalaiduojam ir reiškia, kad neįjungiam šlaunų pritraukiamųjų ir didžiųjų sėdmenų raumenų, pulsuojam giliaisiais dubens dugno raumenim, tarsi fontanu kyla į viršų arba minkštų pasiurbimu kyla į viršų ir svarbiausia nepamiršt atpalaiduot. Ir tai ir yra pulsavimas sėdinkauliais, bazinis Kantienikos pratimas. Ir galim tai daryti po vieną, dešinys sėdinkaulis link vidurio, kairys. Iš išorio jokio judesio nėra, viskas vyksta viduje. Ačiū, kad žiūrite mūsų video. Jeigu norite tai išbandyti kartu, kreipkitės į mus per Lūšies studijos Facebooką ar mūsų svetainę. Iki pasimatymo.